Trečias žingsnis. Dabar mums reikia atsidaryti pamoką. Greetings and Goodbyes, Part 1. Tiesiog spaudžiame ant nuorodos. Čia mes dabar matome pasiūlymą perskaityti instrukcijas, tačiau mes jų neskaitysime, o perversime, kad mums daugiau jo nerodytų. Spaudžiame Start ir paskui visus žingsnius vieną paskui kitą. Štai čia yra mygtukas, kur mes tą vadovą galime išjungti. Dabar mums reikia šią pamoką atsispausdinti, kad mes galėtume ją pasižiūrėti, kada būsime kažkur toliau nuo kompiuterio. Spaudžiame spausdintuvo paveiksliuką. Ir toliau mygtuką spausdinti. Ir Print. Atspausdinę pamoką, šį langą uždarome. Toliau mums reikia atsisiųsti garso failą. Spaudžiame šitą žalią rodyklytę. Ir išsaugome šį failą savo kompiuteryje. Toks buvo mūsų trečiasis žingsnis. Čia Gintaras Akulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir tai buvo 7 dienų kursas pradedantiesiems. Pirmieji žingsniai. Toliau 4. žingsnis.